mūsų draugas, berniukas Tadas. Jis keistokas, nes neina žaisti. Mes jį kviečiam kasdien, bet matos, kad mums jo nepavyks pakeisti. Jis sėdėjęs ant suolelio vienas ir žiūrės, kaip mes pievoj dūkstam. Ir visai jam užteks tos vietos, nes jam nieko daugiau netrūksta. Mes jį kviečiam, ateikit Tadai, bet jis vien tik ranka mums moja. Mums atrodo, ateiti žada ir atrodo, kad nemeluoja. Kartais mes kažką sakom Tadui, o jis tyli, lyg negirdėtų, bet jis žinom, kad mūsų suprato, atsakytų, jeigu norėtų. Mes nemanom, kad jis nenori, tik bendrauti jis neįpratęs. Ne visi juk vaikai vienodi, paslaptingas jis tartum katės. Vieną dieną visi nuėjom ten, kur jis su mama gyvena, pažiūrėti labai norėjom. Ką jis veikia, kai būna vienas. Prie kompiuterio Tadą radom, jis ten bandė kažką rašyti. Mums parodė, tada supratom, jis kitoks, bet jo akys švyti. Visada jis ką veikt atranda, tas tylus, paslaptingas draugas. Ir visus mus jisai supranta, šitą moka labai nedaug.